CQ. This is Lima Yankee 2 Hotel, London Yankee 2 Hotel. Tai bendrauja trumpųjų bangų radijo ryšio mėgėjai, vadinamieji trumpabangininkai. Šio užsiėmimo mėgėjai vienas su kitu ryšius mezga naudodami neįsigalėjusį internetą, bet vis rečiau naudojamas radijo bangas. Radio mėgėjai tai žmonės, kurie patys turi savo siųstuvą, kuris spinduliuoja tas bangas, patys turi radio imtuvą, per jį girdi, ką jam kitas žmogus sako, arba siunčia signalus modžės abėcėlę, arba kartais ir kompiuterio pagalba siunčia tik tai signalą, kurį tik tai kompiuteris gali dekoduoti. Na ir tokiu būdu šitas hobis patrauklus to, kad galima, bet kuriuo metu aš dabar štai galiu paieškosiu, paklausysiu arba pats pašauksiu ir galbūt man atsilieps kas nors iš Australijos arba iš Amerikos arba iš kokių nors labai retų salų. Lietuviai turi gana senas radijo sporto tradicijas. Ryšius jie megzdavo ir sovietiniais laikais, nors tada perduodama informacija buvo cenzūruojama. Ir anksčiau, ir dabar meistriškumas atsiskleidžia varžybose. Tikslas per varžybas kuo daugiau vieni su kitais pašnekėti. Pagal tam tikras nustatytas taisyklės, per tam tikrą laiką arba tik su tam tikrom šalim, įvairiai tam būna, bet iš to išeina toks įdomumas, azartas, kartais tenka prasidėti ir visą parą, kartais ir 2 paras su nedideliam pertraukom miego ir truputį pavalgyti, prasidėti prie aparatų su ausinėm, prie visų šitų telegrafinių raktų, prie kompiuterių. Aišku, čia toks sportas turbūt, kaip šachmatai, pasakysim, irgi sportas, nors iš tikrųjų žmonės sėdi ir labai temtai galvoja. Tai čia radiomėgiai irgi sėdi prie aparatų. Vis dėlto radijo sportas ne tik įdomi, tačiau ir naudinga veikla. Ypač gerai tai įrodė sausio 13-osios įvykiai, kai trumpabangininkai buvo kone vienintelis ryšys su vakarų pasauliu. Radio mėgėjai pakaitom budėdavo, iš miesto ateidavo radio mėgėjai, reiškia patriotai, kurie gynėjai iš esmės buvo Seimo rūmų, jie ten budėdavo ir perdavinėdavo radio mėgėjams vakaruose, tai buvo ir Švedijoje, ir Vokietijoje, kur tuo metu buvo, reiškia, laisvasis pasaulis, perdavinėdavo, kas vyksta aukščiausioje taryboje. Atnešdavo ir profesorius Landsbergis savo pranešimus kažkokios ir pats ten kalbėdavo per tą radiją. Ir Rita Dapkutė tuo metu dirbo irgi prie spaudos tarnybos ir ryšių aukščiausioje taryboje, labai daug atnešdavo informacijos. Tiesiog tai būdavo tiem kontaktiniam radio mėgėjam kitose šalyse, būdavo susitarta, kada jie klauso ir būdavo tiesiog perduodama ta informacija. Trumpabangininkai minėjo ir sausio 13-osios 20-metį, mezgė ryšius ir siuntė patvirtinimo korteles su istorija. Tiesa, ne visada tai, ką kalba radijo mėgėjai, supranta ir aplinkiniai. Ryšius patvirtina tomis QSL kortelėmis. Kodėl QSL, kas tas keistas raidžių derinys, tai yra toks radijo mėgėjai turi tokius nuo tų laikų, kai dar buvo naudojama profesionaliajam ryšiui. Tai buvo toksai Q kodas, raidžių trumpiniai, kurie prasideda Q raide. Tai reiškia raidžių trumpinys QSL, reiškia, kad nereiktų ilgai modės abėcėlę perdavinti, aš patvirtinu mūsų ryšį, perduodi 3 raidės QSL, modės abėcėlė tai greit išeina ir jisai su žmogus supranta, jis patvirtina mano ryšį. Ir tų Q kodas yra ten daug, pavyzdžiui, QRX reiškia palauk, arba ten, ir taip toliau. QSY reiškia dink. Yra ne Q kodas, yra atėjęs iš kariuomenės susiformavę irgi skaičių kodas. Ten, pavyzdžiui, 73 reiškia geriausi linkėjimai. 88 reiškia meilė ir bučinys. Dažniausiai, jeigu pažiūrėti, dirba operatorė moteris ar mergina, tai vieni kiti vyrai, vieni kitiem perduoda 73, pabaigoje, kai baigia ryšį, ant visų kortelių irgi būna parašyta, rašo, PSA reiškia please trumpinys QSL, reiškia prašau kortelės, atsiųs kortelę ir 73 nuo tokio ir tokio, jis pasirašo. Padarėm ryšį. Radio sportas, pasak pašnekovo, pomėgis, kuriam skirtą laiką kartais tenka skaičiuoti ne valandomis, o paromis. Tačiau suvokimas, kad radio bangomis gali pasiekti atokiausius kampelius, pritraukia ir nepaleidžia.